Tai labas vakaras, kas jungiatės į šio vakaro transliaciją. Ir ši transliacija vyksta tiesiogiai per dvi kameras, du telefonus, per šviesos erdvės puslapį Facebook'e ir per mano asmeninį Facebook'o profilį. Vėliau šitas pasidalinimas atsiras ir mano YouTube'ės kanale, kurį galima irgi pasižiūrėti patogiu metu, kur lengviau susirasti tą video. Gal ankstesnius, pavyzdžiui, įrašus daug lengviau YouTube'ės kanale žiūrėti negu Facebook'o, bet ir čia juos galima pasiekti per skyrelį video. Tai va, tai jie būna visada dažniausiai išsaugoti ir jeigu kažkurią temą norisi pasižiūrėti vėliau savo patogiu metu, tai visada galima tai padaryti. Tai va, tai aš čia jau, man atrodo, mėnesį laiko nebuvau įsijungusi į gyvus šitos pasidalinimus, bet nepaisant to, vis tiek dirbau su savo mėgstama tema. Buvau išvykusi ir tos kelionės metu dirbau su žmonėmis, labai turėjau įdomią patirtį. Ta, kad dažniausiai, kai pas mane ateina žmonės, tai būna žmonės pavieniai, žmonės, kurie tiesiog gyvenime susiduria su kažkokiam situacijom, nori jas praspręsti, pasižiūrėti į gilesnę prasme, kodėl kas vyksta, pasigilinti į tai, analizuoti, energetiškai tą perdirbti, rasti išėjimą iš to užburto kartais rato ir iš vairių savo situacijų. Ir tai būna žmonės, kurie tiesiog gali būti per pažįstamus, bet kažkaip ten labai tarpusavį nėra susiję. O prieš porą savaičių aš turėjau galimybę konsultuoti ir daryti konsultacijas, sesijas su žmonėmis iš vienos kompanijos, kurie dirba vienoje kompanijoje. Ir mes kalbėjom ne vien tik apie darbą, nors ten yra kompanija, tai nebuvo bendra sesija, tai buvo vis tiek su kiekvienu žmogumi dirbau asmeniškai ir bendravome vienas su vienu. Bet tie žmonės visi buvo iš vienos kompanijos ir dirbo joje ir tebedirba. Ir tiesiog mes kalbėjomės jiems aktualiais dalykais, temas vis laiką dažniausiai tos pačios, kas aktualiausia žmonėms. Ir žiūrėjom, kaip tai atsiliepia jų darbui, kaip jiems sekasi su tuo susitvarkyti tame darbe ir panašiai. Ir man ši nauja visiškai patirtis irgi labai praplėtė matymą ir davė tam tikrų įžvalgų, kuriomis ir noriu pasidalinti, kas atėjo. Ir tai, kas ateina, aš dalinuosi į savo postus, į savo čia video Facebook'o įrašus ir tas žinutes, kurios vis pasirodo pas mane Facebook'e ant sienos, tai va, tai jos tikrai irgi yra ne iš kažkur perskaitytų knygų ar kažkur tai, bet yra grinai iš mano tos patirties, energetinių suvokimų ir pastebėjimų, kuriuos labai noriu visada pasidalinti ir galbūt iš jūsų kas nors taip pat ras savo žinutę, kurią galės pritaikyti reikiamų momentų ir bus kažkokia pagalba
Ar irgi toks įvyks sąmonės prasiplėtimas. Tai va, tai apie tos prasiplėtimus, sąmonės prasiplėtimus tada. Tai koks tas sąmonės prasiplėtimas įvyko dirbant su žmonių grupe, kurie yra, tarkim, susiję. Tikriausiai būtų labai panašu ir jeigu tektų panagrinėti vienos šeimos, padaryti analizę. Šiuo atveju susidūriau su vienos kompanijos analizę ir konsultuodama tos žmonės pamačiau šio vakaro temą, kaip mes skirtingose srityse, situacijose atrodome, elgiamės, jaučiamės skirtingai. Liktais kaip ir viskas aišku, skirtinga situacija, skirtinga žmonės, skirtinga aplinka ir skirtingi mes. Kaip ir atrodo viskas turėtų būti suprantama. Bet mes tikrai esam ne vienas ir ne du susidūrę ir girdėję tokių pasakymų mums, arba mes kažkam esam sakę, pavyzdžiui, savo antrai pusiai. Na kodėl tu, kai mes esam dviesi, tu esi toks fainas, tai faina su tavim bendrauti. O kai mes išeinam į žmonės, tu tampi nebesukalbamas, tampi nesavas, ar ne, tarsi nesavas. Arba kodėl, jeigu yra maža žmonių grupelė, lyg ir viskas gerai, bet jau didesnė, mes, tarkim, jaučiamės nepatogiai. Arba atvirkščiai, arba dideliai grupiai jaučiamės labai gerai, labai patogiai, bet kai reikia vesti dėrybas vienas su vienu, iš karto kyla kažkoksai nepatogumas, nesmagumas arba dar kažkas tai. Ir labai net įdomiai ir pastebėjau, kad aš, tarkim, skaitausi, kaip toje kompanijoje aš kaip ir nebūnu kiekvieną dieną, bet žmonės mane iš ten žino, tačiau jie man daug daugiau pasipasakojo, atsiverė, negu bendraudami su tais kolegomis ofise, kurie mato savo kolegas kiekvieną dieną. Jie ne tiek taip atsivėrė, kiek pasipasakojo man ir mane tai labai nustebino, bet aš irgi supratau, kad aš jiems esu kaip iš kitos srities, vos ne kaip iš kitos planetos, kad jie jaučiasi su manim kitaip ir reaguoja mane kitaip negu į savo kolegas. Ir kodėl? Nes yra iš tikrųjų, iš kur ir atsiranda tos vadinamos kaukės, ta visa, kodėl žmonės kartais, arba dar ne, būna tokių, kad tu su manim vienaip kalbėjai, o susidarė žmonių būrelis, tu jau ten apsimetinėjai ir kažkaip kitaip elgiesi. Čia irgi prie šitos temos, kodėl vis tokie išlenda dalykai, nors atrodo, ne, mes kalbėjom ir nuoširdžiai viską aptarėm, atsirado kažkokia ta kita situacija ir viskas taiga pasikeitė ir nebet pažįstam kito to žmogaus. Ir tuo metu jau nepriemam, dažniausiai būna, kai vyksta ne pagal mus, tai tada jau pamirštam tam, kad pagal situaciją kiekvienas reaguoja skirtingai, viskas vyksta skirtingai, nesvarbu, ką apie tai kalbėjom. Tai dabar ir norisi pagvildenti šitą temą, kad net ir santykiuose, suvokus tai, net ir santykiuose pasidaro daug lengviau ir paprasčiau, kai suprantam, kad yra žmogus ir pagal skirtingas sritis jis patenka į skirtingas energijas. Ir skirtingose energijose mes jaučiamės, elgiamės, reaguojam skirtingai. Net jeigu mes jau žinom, kas mes esam, bet kiekvienas turim savo, tarkim, skaudamą vietą, skaudamą sritį, į kurią, tarkim, mes papuolam
Ir aš to papasakosiu apie tas sritis. Ir mes, tarkim, įvyko darbe konfliktas ir va ten, tarkim, darbas yra mūsų jautrioji vieta arba kažkodėl ten labai jautriai reaguojam. Ir ten pergyvenam, nemiegam, galvojam 3 dienas, kol išsivalo, praeina, suprantam ar nesuprantam, arba užmirštam, numetam ir vėl toliau einam reaguoti. O kitas kolega gali pasakyti, o tai kodėl tu čia reaguoji, taigi čia nieko neįvyko, čia juk nieko tokio ir ten kas buvo ir praėjo ir nuėjo, aš tai va nieko nekreipiu dėmesio, man tai nieko. Ir tam kolegui yra nuoširdžiai nieko. O štai tas, kuris kolega sako, kad jam nieko, bet jisai grįžta, tarkim, namo. Ir ten susipyksta, tarkim, su savo antrąją pusę. Ir tada jis nemiega, reaguoja, smarkiai pergyvena. O darbe ateina jam ramu, nes tai yra tas sritis, kurioje jis jaučiasi gerai. Tai va, ir dėl to tinka čia tas pasakymas, kad sotus alkano neužjaučia. Skausmas visur yra tas pats, visose srityse iš tikrųjų skausmas yra tas pats, tik tai skirtingose srityse mums tas skausmas pasireiškia ir kai jisai pasireiškia dažniausiai skirtingai ir tada mes puolam pamokslauti, tas, kas geriau jaučiasi toj srityje, tuoj puola pamokslauti, o ko tu čia pergyveni, taigi čia nieko nenutiko, taigi čia viskas gerai ir tada prasideda santykių konfliktai, visokie barniai, ginčiai ir taip toliau, kodėl tu manęs nepalaikai, kodėl tu manęs neužjauti ir taip toliau ir taip toliau. Tai viskas vėl vis tiek tas pačius santykius sugrįžta. Tai va, o tokia ir gilesnė pažintis su savimi ir tuo pačiu su tų savo artimųjų pažintimi ir supratimu ir suvokimu, kad skirtingose srityse, skirtingose tose situacijose mes visi tose energijose jaučiamės kitaip ir reaguojam kitaip. Ir kalbant konkrečiau ar ne apie tas sritis, tai pavyzdžiui viena iš tų tokių, kad galim pasižiūrėti to, kaip aš jaučiuosi, kai būnu vienas ar viena, ar gerai, ar patogiai, ar aš galiu dirbti, ar man nesiseka dirbti, nesiseka susikoncentruoti ir nesiseka būti vieną ir kažką tai ramiausiai savo valandą išbūti, nes pasidaro nuobodu, liūdna arba dar kažkaip. Čia jau viena iš tų sričių, kaip aš jaučiuosi pati su savimi. Kitas sritis yra ta, kai yra, aišku, 2 žmonės santykyje, poroje, kaip sekasi ten būti, kaip sekasi tą santykį išlaikyti. Ir tai ne tik, kad išoriškai tas santykis vyksta, bet viduje, kaip aš jaučiuosi esant dviese su kitu žmogumi ir kaip aš jaučiuosi, ar aš jaučiuosi savimi, ar jaučiuosi atvira, galiu kalbėti ir išklausyti. Ir paskui po to bendravimo dar ir jaustis lengvai, tai yra nesupykti, nepriekaištauti, negalvoti ten dar grįžus namo, jūs man taip pasakė ir taip padarė. Čia yra kai vienas su vienu ir partnerystė, ir bendravimas, kai vyksta vienas su vienu. Kitas sritis yra, kai tos situacijos, kur aš sritim pavadinau, kai tarkim yra 1, 2, 3 žmonės, 5 žmonės, tokios mažos grupelės tų žmonių iki 10 ir kaip sekasi jaustis tokioje mažoje grupelėje tarp tų žmonių, ar ima kažkoksai irgi, ar ima neramumas, kad kažkas ten verda, kad ten gali būti, jeigu žmogus nesijaučia saugiai tokiose mažose bendrystėse, tokiose grupelėse, tai dažnai
jam gali atrodyti, kad va, šitos grupelės nariai ten vyksta kažkokios apkalbos, kažką ten jam nori prieštarauti, kažkaip jį engia ir taip toliau. Kyla tokios jausenos. Tada vėl kaip žmogus jaučiasi kitas sritis, tarkim, tai yra darbas, ar ne, kaip jisai atėjęs į darbą, į savo veiklą jaučiasi. Ar darbas ta vieta, kur jaučiasi, jog ten kyla nepasitenkinimai, ten vis kažkas tai lyg negerai, lyg netvarko ir neramumai. Atrodo, kad kai namo grįžtu, viskas gerai, man ten ramu, bet kai darbą reikia įeiti, tai kad ir kiek ten darbų bekeistų, tas žmogus vis jaučiasi, kad kažkas yra netvarkoj su tais darbais ir vis kyla vidinės įtampos, kai reikia keltis pirmadienį 6 ryto į darbą ir apie jokius ten motivacijas negali būti kalbos. Nes ten yra vėl ta žmonių energija, energetika, kaip susiduria. Vieni gali ateiti ir jaustis darbe kaip namie, o kitiem atvirkščiai, jie nesijaučia. Kita dar sritis, vėlgi, jeigu žiūrėti dar plačiau, dar labiau tai yra tos bendruomenės, kaip žmonės susitinka tose dideliuose žmonių būryse, kur vyksta, tarkim, koncertas, renginys, susibūrimas, miesto kažkoksai susiėjimas, arba šiaip yra tam žmonių bendruomenės, kurių virš 20-30 žmonių ir susirenka jie į tą bendram tikslui kažkokiam, tarkim, atšvęsti gimtadienį, ir ne, paminėti dar kažkokią tai progą ir tampa tos bendruomenės, bet jau su didesnė ta apimtimi. Ir vėlgi, vieni nueina, greitai pagauna tą šventišką vibraciją ir jiem kaip smagu, o kiti nueina ir galvoja, kadagi greičiau baigsis tas renginys ir spektaklis ir greičiau eiti, kad greičiau būtų galima grįžti namo ir ten būti ir kad nereiktų niekur kažkur eiti. Toliau vėl yra sritis, kur vėlgi dar kitokios energijos prisijungia ir dar kitaip jaučiamės, kai iškeliaujam kažkur į užsienį, kaip jaučiamės, kai būnam užsienyje, kaip jaučiamės būdami toje visai mums nepažįstamoje aplinkoje, kur namuose mums viskas aišku, sustyguota, mūsų šalyje aišku, koks eismas ir taip toliau, o kaip mes jaučiamės, kai nuvažiuojam, kai staiga kelio pusę kitą reikia važinėti arba vaikščioti, nepažįstama aplink kalba, ar mums patogu, nepatogu, kad žinom tą kalbą. Ir kaip jaučiamės, kaip jaučiame kitus žmonės, kiek ten dar energijų prisideda vėlgi ir tos energijos, ar mums patogios, ar nepatogios. Tai va, paminėjau dar namų sritį, irgi viena iš tų, kur sakiau, kur namuose, ar vis kyla kažkokie nepasitenkinimai, kažkas negerai. Labai mūsų jautrioji namų tema, jeigu vis dažnai pastebim, kas ne taip namie, ten kažkas kėdė sulūžus ir lengvai pastebim, ir tas mus erzina, ir kyla tokį susierzinimą, arba ten namiškiai vis kažką ne taip pasideda savo vietoje, arba ne kažkaip, dažnai dėl, pavyzdžiui, gali tvarka dėl tvarkos, ir norisi, kad būtų toksai gražus, tobuli namai, tai tada irgi gali būti ten mūsų ta jautresnė vieta, kas susiję su namais. Tai va, tokie vieni iš pagrindinių tų, išvardinau tas sritis, situacijas, net nežinau, kaip teisingai, kokį teisingą čia žodį parinkti, bet esmė ta, kad vienoj toj vietoj mes jaučiamės gerai, o kitoj atsiduriam su savo iššūkiais ir mus įstumia ir mes jaučiamės
nepatogiai tose vietose ir reaguojam skirtingai. Vieną kartą jautriau, kitą kartą dar kažkaip tais. Ir labai gerai yra pažinti savo ir žinoti, pavyzdžiui, savo antrosios pusės. Ir tada aš, kai jau žinau savo antrosios pusės tas silpnasias vietas, tai aš jau kartais tikrai jau net nebepykstu, kai jisai pyksta, nes žinau, kad vat, jam sukilo ir čia nėra jo stiprioji vieta ir jam šita vieta yra jautri tas sritis, bet aš žinau, kad aš gaunu palaikymą kitoj srity, kur jisai yra kitoks, toks, kokio nemato jo žmonės aplinkiniai, bet aš matau ir žinau, kur jo stiprioji vieta ir aš žinau, kad kai man reikia tos užuovėjos arba dar kažko, tai kad aš galiu toje srityje atrasti savo antrosios pusės stiprybės. Ir man tas labai padeda, pagelbėja. Tada aš nustoju priekaištauti dėl tų kitų jo silpnųjų vietų, kur jisai nėra dešimtukininkas ir netrodo toksai. Tai vat, ir vat, grįžtant prie to, kur aš ten sakiau, kad konsultavau tos žmonės kitoj kompanijoje ir ten, kai pamačiau jų visą tą bendrą paveikslą ir pastebėjau tokį labai įdomų dalyką, kad žmonės su savo silpnosiom vietom labai dažnai ir gauna tas atsakomybės tose srityse, kur yra jų silpnosios vietos. Ir daugelis iš jų dirba tose vietose, kur jiem energetiškai ir reikia prasidirbti. Ir viena mergina iš tos kompanijos man sako, kodėl aš pakliuvau, dabar man ten reikia tokioj, mažoj grupeliai, jos ten ta silpnybė ir jai sunku, ir jai buvo duota ta maža grupelė ir reikėjo ten priimti labai nemalonų sprendimą dėl tos grupelės žmonių. Ir jinai man sako, kodėl man taip skauda, kodėl man taip sunku prisimti tą atsakomybę, padaryti sprendimą. Sakau dėl to, kad tai tavo yra silpnoji vieta. Kitas žmogus net nesureikšmintų šito klausimo, jis tiesiog būtų užduotis, padarytų ir viskas, ir jis jau būtų tai seniai pamiršęs. Bet kadangi jos ta silpnoji vieta, jai reikia ten padirbėti, sustiprėti toj vietoj ir jinai įpuolė ir tarsi direktorius iš to pajutimo jaustamas, kad jai reikia toj vietoj užaugti ir davė jai šitą užduotį, nors per jį visą tą davė jai tą užduotį iš tikrųjų, jeigu kalbame energetiškai. Ir jai reikia tą pereiti, žmogui yra sunku, o kitiems atrodo, taigi čia savaime suprantama, kad tas sprendimas turi ateiti anksčiau ir vėliau ir kitiem kolegom tai yra viskas aišku. Vėlgi kitas pavyzdys, kitas žmogus irgi su ta silpnybė tam, kur labai gerus gabumus turintis konsultuoti žmonės, netgi kur galėtų vienas ant vieno, gerai besijaučiantis didelėse žmonių grupėse, bet vėlgi jo kaip silpnybė su mažesnėm grupelėm darbuojantis ir gavo įmonėje būti mažos grupelės lyderiu. Ir vėlgi jam tiek iššūkių toj grupeliai, tiek ten vienas išeina, kitas pareina, vienam patinka, kitam nepatinka. Ir jam reikia visus tos žmonės surikiuoti ir sukurti gražią mini bendruomenę. Ir matosi, kaip jam tai vėlgi yra didelis iššūkis, nors tai darydamas jisai labai auga iš vidaus, bet iš išorės
jisai gauna tas užduotis, kurios be galo atrodo sunkios. Tai vat, ir vėlgi kitas toks buvo pastebėjimas, kaip kitas žmogus, turėdamas didžiulius vidinius talentus, vidinius gabumus, tokius, kurios net susijęs su tokia, kur galėtų labai smarkiai padėti žmonėms, tačiau būdamas bendruomenėje, jisai nesutarė su žmonėm, jam labai yra sunku sutarti su didelė grupė, o kur jo yra akcentas yra visiškai kitas pajautimas žmogaus, ne per kažkokias bendruomenės, bet kur, pavyzdžiui, vienas su vienu arba kitose mažesnėse būreliuose, bet vis stengiasi iš to išbristi, kaip sutarti su kitais. Tai vat ir mes dažnai labai įpuolam iš tikrųjų į tas vietas, į savo tas silpnasias vietas ir bandom iš ten išeiti. Ir bandom iš ten išeiti ir tada galvom, nu kodėl mus tas gyvenimas taip kankina. Bet iš tikrųjų, jeigu pamatysim, mus gyvenimas kankina tik tais tose konkrečiose srityse, kuriuose turim iššūkių. Ne gyvenimas mums kankina, bet tos sritis. Tos konkrečios vietos ir kadangi mes turim spragą, tai ta spraga būtinai pritrauks tos žmonės, kurie ir mums pridės tų iššūkių dar daugiau, kad turėtume ką veikti ir iš to turėtume kapstytis. Tai va, tai kai galvojam, kad yra viskas blogai, iš tikrųjų galim pasižiūrėti, kur man yra gerai ir turėti savo tą vietą, kur kai man jau labai blogai, aš turiu kur sugrįžti, turiu savo tą sritį ar ne, dar gali būti kūryba, vaikai ir taip toliau, kur pasakojau ir žinau, kur man yra blogai, kai man blogai, aš einu į tą sritį, kur man yra gerai, kur jaučiuosi gerai ir toje srityje atsigaunu, pasisembiu, sustiprėju ir grįžtu atgal įveikti to, kas man ten iškilo. Tai va, ir vat su tuo ir buvo susiję mano, kas skaitėt, šios savaitės 3 pasidalinimai 12 balansų, kurie vadinosi 12 balansų, 3 dalys buvo ir kaip save subalansuoti, nes mes iš tikrųjų, kur jaučiamės blogai, yra kita pusė, kur mes galim rasti tą balansą, kad jaustumėmės gerai. Ir tas balansas reikalingas ne tik tais, kai tose vietose, kur mes jaučiamės blogai ir kad subalansuotume su ta vieta, kur galim atrasti tą balansą negatyvų, bet ir taip, kurioje vietoje mes jaučiamės, kad per daug emocingi arba per daug kažko, gal juokingai nuskambės, bet per daug gerai arba per daug mūsų, kai būna kažkurioje srityje, net jeigu kažkas sako, tavęs tai jau čia būna per daug arba tu čia jau per daug pakalbėjai arba ir irgi gaudant tokias žinutes galima atsekti, kurioje srityje galbūt mūsų iš tikrųjų yra per daug ir kažkur, jeigu yra per daug, tai kažkurioje vietoje mūsų yra per mažai. Kažkur trūksta arba nedaduodam. Tai vat, ir balansuojant tas vietas, mes vis viduje įeinam į tą vidinį savo balansą ir į savo tą tikrą esybę, kur subalansavus tas sritis, mes įeinam į savo tą vidinę ašį, į savo tą tikrąjį vidų ir jau žinom, kas aš esu. Ir tada tai, ką pajaučiam, kas aš esu, einam per visas 12 sričių ir visur jaučiamės gerai. Einam tuo ratu ir visur mums viskas yra
tvarkoj. Tame ir yra siekiamybė, tame ir yra tas gražus buvimas ir gražus išjautimas. Tame savęs susibalansavime. Ir tada nebelieka tų vadinamų kaukių arba tų tokių, kad kodėl tu čia su manim vienaip kalbėjai, o prie mano draugių kitaip. Jeigu ką didesnis būrys, tai jau reikia kažkaip kitaip ir elgtis. Ir ne, ir tada, kad to nebeįvyktų pasimetimą, nes mes žinom savo ašį, žinom, o gerai, aš žinau, kad čia mano silpnoji vieta, tai aš jau žinau, kad ten daug nekalbėsiu, nes galiu ten prikalbėti ne tai, ko reikia, nes ne savo silpnosios srities, žinokit, mes nematom tikrovės. Ten, kur mums skauda, mes galim iš karto pasimti baltą vėliavą į rankas ir prisipažinti, kad mes nematom tos vietos, kaip yra ten iš tikrųjų. Todėl, kad mums ten skauda, o kai mums skauda, tada pastorėja iliuzijų šytas ir mes nebesusikaudom ten, kaip yra iš tikrųjų. Mes tik atsitraukiam, nusiraminam, iš toli pažvelgiam į save, į tą sritį, ten tą situaciją, tik tada pasimato. Tai va, ir dabar gavau tokį paprašymą, kad plačiau pakalbėčiau ir paanalizuočiau, galbūt tiesiog pasakyčiau, kaip surasti tuos balansus šitose vietose. Viena skaitytoja paprašė komentaruose iš tų 12 sričių, kur pasidalinau, tai kitose laidelėse tą padarysiu, nežinau, kiek čia užtruks tas mano pasidalinimas 1 ar 2 laideles, bet tiesiog dabar noriu pasakyti, kad išsamiau pakalbėsiu apie tos 12 punktų, kuriuos pasidalinau ir kaip jie veikia ir kaip jie atrodo energetiškai, kaip juos pajausti viduje, tos 12 disbalansų ir per ką ieškoti išeities. Nes vieną energiją mes turim keisti kitą. Jeigu mes jos nekeisim, niekas nevyks, bet iš pradžių, kad ją pakeistume, mes turim ją atpažinti. O atpažinus turėti į ką pakeisti, į ką būtų aišku, kad reikia, taip sakant, transformuoti arba žinoti pagavus, kad va čia yra pas mane disharmonija ir dabar aš turiu nuveikti dėl to kažką suharmonizuoti. Kai mes tą padarysim patys, pačios, kaip pradėsim patys save harmonizuoti, gražiai, gerąją to prasme, sąmoningai, tvarkingai, tada visatai nebereikės siųsti ten visokių kitų išorinių harmonizuotojų, per kuriuos visata nuleidžia mums pamokas ir mes pykstam ant jų, nes galvom, kad ten jie čia mums tai parašė, tai pasakė, tai padarė, specialiai sukėlė situaciją, specialiai man čia nepasisekė ir taip toliau. O iš tikrųjų už tai, kad pas mus yra ta disharmonija, tai ir atsiranda kitas žmogus, kuris iš to kitos balanso pusės ir mums žmogus situacija ar dar kažkas ir sukelia mums tuos įvykius, kad mes pagaliau kažkaip pagautume tą žinutę, kas yra ne taip ir eitume į tą harmoniją ir vidinį balansą. Pasidarysim patys kitiem, nebereikės mums kurti tų situacijų. Tai va, tai tokia tada įžanga, į ką kalbėsiu po 2 savaičių, kviečiu prisijungti, kviečiu klausytis, kviečiu dalyvauti ir atrasti, kas jums tinka ir naudinga. Tai va, dėkui, kad žiūrėjote ir jeigu yra visada kažkokių klausimų, galite man rašyti ir kai galėsiu, būtinai atsakysiu arba pakomentuosiu čia su visais gyvai. Tai va, tai dėkui jums, gero vakaro ir iki kitų gražių susitikimų. Labai smagu su jumis gyvai dalintis ir pasipasakoti. Iki.